Atėjo laikas naujam projektui, turinis, kaip įsirenginėjau savo dirbtuvės, 2 įvažiavimai, apie 70 kvadratų, stovės žirklinis keltuvas, tai va išvedžiotas grindinis šildymas, parsivežiau pečių, eurus įrankis iš tikrųjų yra. Pasijungiam. Visi vamzdžiai, kurie išvedžioti ir užbetonuoti, yra sveiki ir neprakiūrę. Mes į kitą dieną ir bandysim pečių pajungti. Nu ką, sveiki šaikelė, senai matėmės, jau senai kėliau kažkokį video, tai kažkaip nebuvo čia ką ir filmuot, nieko labai kažko ir neveikiau. Žvejyba kažkaip nebuvo kada iš tikrųjų. Ir atėjo laikas naujam projektui. Reikia įsirengti savo dirbtuvės. Tai jeigu dar kažkas nežino, tai užsiemu automobilių kėbulo remontu. Pirkau kėbulus. Tai turėjau prieš tai ten garažą įsirengęs, kur dirbdavau iki šiol, bet dabar išsikraušiau iš tenais, viską parsivežiau čia į šitą. Pradėsiu viską nuo nulio, tvarkyti, remontuoti. Tai vat galvoju, padarysiu video iš to viso remonto. Pabandysiu suskaičiuoti, kiek viskas kainuos. Šiaip jau čia biškį esu darbų apsidirbęs, išsibetonavęs grindis, išsivedžiojęs šildomų grindų vamzdelius. Tai liko pasijungti pečių, kad būtų šilta, nes dabar tai biškį šaltoka. Žodžiu, nežinau, gal bus įdomus turinys kažkam, gal kažkam patiks, gal bus įdomu, kaip visas procesas vyks. Aišku, yra kažkiek elektros instaliacijos išvedžiota. Reikia apšiltinti visas sienas, reikia pasistatyti vieną sieną, atskirti patalpas vieną nuo kitos, tai dar aprodysiu visą aplinkui, kaip čia atrodo. Aišku, čia visokių daiktų dabar dar prisidėjęs, reikės viską apsitvarkyti, išsivalyti, bet pirmiausia, tai reikia pasijungti dujinį pečių, kad turėtume šildymą, kai bus šilta, tai jau tada bandysim konstruoti. Planuoju viską daryti pats, vienas. Turbūt viską beveik pats ir pasidarysiu. Aš taip galvoju, praeitas syk pasidariau, tai ir dabar pasidarysiu. Aišku, ten dar turiu pažįstamą tokį, padės katilą prijungti ant sistemos. Tai daugiau, tai čia aišku, gal kažkoks draugas dar kažką padės, kokią ranką pridėti kažkur, bet šiaip stengsiuosi viską vienas pats daryti. Jeigu kažkam įdomu, bus šitoks turinis, kaip įsirenginėjau savo dirbtuvės. Profilių sukimai, kai kažkur vienoj patalpoje įdėsiu gipsą, kitoj įdėsiu skardą, kur bus dažyma patalpa. Darysim, reikia ventiliaciją pasidaryti, ištraukimą gerą. Daug pilna bus darbų, turėtų tikrai būti įdomus turinys, tai kam nesunku, paspaudžiam subscribe, parašom kokį komentarą, paspaudžiam like ant video ir einam, aprodysiu, kaip čia atrodo tas garažiukas, tada reiks lėkti į Vilprą, nusipirkti dujų katilą, pradėti montavimo darbus. Tai va, toks šitas garažiukas. 2 įvažiavimai, apie 70 kvadratų, juos skirsiu pusiau, tai va čia kažkur bus per vidurį. Va, lubos iš plokščių, čia va tos sienos irgi iš plokščių, čia pamūrytos. Aišku, ne per didžiausias garažas, bet man tai vienam, kai aš vienas dirbu, man pilnai užtenka. Praeitą, kur turėjau, tai buvo šiek tiek mažesnis. Ten apie 50 kvadratų buvo, bet man pilnai užtekdavo. Išsibetonavęs grindis, pasidaręs vandens nubėgimą. Čia pasidariau, kad stovės žirklinis keltuvas, kad būtų lygiai su grindim. Nu, ten gal kažkiek čiučiut aukščiau, mažiau kažkas tokio. Čia persivedžiau vamzdžius, kad galėčiau žarnas tas visas keltuvo, kad nemaišytų, kad negulėtų ant grindų. Tai va, išvedžiotas grindinis šildymas, pastatytas kolektorius. Tai va, yra čia dar tokią patalpėlę turiu. Kabinsiu čia kampę dujinį pečių. Ten jau yra už sienos laukas. Tai reikės išsigręžti skylę, susimontuoti pečių, pasijungti. Tai ką, lėkiu turbūt iki Vilpros, nusiperku pečių ir pradedu montavimo darbus. Ką, parsivežiau pečių į kaminuką. Tai, žodžiu, pečius kainavo 1410.
su kaminuku. Tai yra Vailantos firmos. Aš jau šitas bus trečias mano katilas. Prieš tai, kur tam garaže dirbu, irgi buvau tokią pačią šildymo sistemą pasidaręs, tai žiauriai patenkintas. Tai ir šį sykį pasirinkau tokią pačią. Tai vat, einu pakuoti dėžę, žiūrėti, ką čia turim. Reikia čia prisimest, pasižiūrėti, kokią čia diametrą reikės skylę. Išsigręžti ir reiks lėkti įsinuomoti įrankį. Tai va. Knygų krūvos. Taip, čia tvirtinimas. O, kai gražiai išsipakuoja. O. Kažkaip va taip. Tai va, čia yra viskas subraižyta, kur daryt skylę, kur viską. Čia va yra, pavyzdžiui, pas mane yra šiam kaminukas, šiam 100. Tai žvaigždutė pažymėtas, viršui rodo va šitas apskritimas. Šitas apskritimas reikia gręžti. Tai va, čia laikiklis dedasi ir viskas, paskiau jau čia eina pajungimas jo. Tai ką, lėkiu turbūt iki įsinuomot reikia įrankį, kad išsigręžti skylę. Reiškia, reikia pradžiai nuo skylės pradėti, išsigręžti skylę. Tada galimės kabinti. Lekiam. Atlikim. Reikia išsinuomotą gręžtą. Tai pažiūrėsim, ką čia duos. Čia žiaurus įrankis iš tikrųjų yra. Blemba, su juo reikia žiauriai atsargiai. Nes labai pagauna. Ir sunku labai pradžią padaryti. Yra ką veikti. Все, laukas. Trykst. Tai ką, vežu dabar, priduodu įrankį atgal, kad nekapsėtų centai ir ką, grįžtu vėl čia už kelių sekundžių ir tęsim toliau darbus. Ką, aš grįžau. Tai gražinau išsinuomotą įrankį, nuvažiau, sako, 2-4 eurų. Sakau, tai kad aš čia 20 minučių, nu tai mes vis tiek skaičiuojam valandą tą, na. Tai aš ten pažįstamas buvo, paderinau, sakau, čia vieną skylę tik išgrėžiau, nieko daugiau, tai 10 eurų paėmė. Tai va, kačin, varžtai, 5,5 eurų, kačin. Vsio, einu sukt laikiklį ir kabinsim. Pečiu darbiškį reiks prisiminti, kaip ten tą patį kaminiuką padaryti. Dar pažiūrėsim, kaip lėgomas. Snais labai. Bandom pečių pakabinti. Obas.
Va, viskas pasikabinau. Montuoju kaminuką. Pečius sumontuotas. Ten dar kaminiukai reiktų užpurkšti makrofleksą, bet dabar nepuršiu, pirmą pasijungsim viską, pasileisim. Tai, žodžiu, susitvarkau čia viską. Reikia atsinešti siurblį, įsisiurbti. Apsitvarkyti, reiks skambinti santechnikui. Atvažiuos, pasižiūrėsim, ko reikia, nulėksim, nusipirksim. Ir pasijungsim. Ką atlikė žmogelis? Tai va, pradėsim pajunginėti sistemą. Buvom nulėkę į parduotuvę, tai susipirkom, ką reikia. Tai 200 dar dasidėjo už prekes, tai va, kučink 200. Tai va, ką, einam konstruoti, bandysim jungti sistemą. Tas galiuks va bus pats tas visėt. Žiūrėsim, gal atnešk kalkunėlę nereikia. Bet ten reiks neštis, ne? Arba reik dar tą patą. Ištrauksim ir prilituosim, mano išsitrauksim. Arba čia galim išsitraukti. Ai, nu. Sirbliuks ant grįžtamos statas, ne? Jo. Nors skirtų mane, bet geriau ant grįžtant. Tą vietą Tai jo, čia, nu. Tai padarys. Bet manau, kad nelabai. Čia rozetė atsivesti reikėjo į viskas. Dvigubą prisisukti. Nu, katilui. Katilui, nu. Nu, gal trigubą reikia, nes maž vieną ant pastėjau. Tai aš nesimą nepamai. Va. Triša keidu. 25. Į vieną antrą. Viena antroji. Vidus. 2 vienetai ir ventiliai. Pusė colio 2 vienetai. Gerai. Vidus. Išorė. Ventilį, vidus išorė. Na, gerai. Tai skaitys. Jo. Gerai, lėkiu šitoj tada. Tai va, dar lėkiau biškį, pritrukom keletą trišakiukų, keletą ventiliukų. Tai dar 20 euriukų kučink. Tai va, atlėkiu vėl atgal, dirbsim toliau. Na jau, ką, pasijungiam. Prie sistemos. Tai dabar varysiu, nusipirksiu vadinamą antifrizą, kažkaip kitaip jis ten vadinasi, kur į tokias sistemas, bet principas tas, kad neužšaltų, jeigu nekūrensi žiemą. O, čia bumbt šlangą pasijungiu, išsipildau sistemą ir dar liks pasijungti reikia elektrą atsivest dar ir dar dujų pasijungti, kad galėčiau balionais. Tai čia, puft, dujas taukšt, tada kviečiu meistrą, kuris paleidinėja katilus ir tikiuosi jau ant dienų bus šildymas. Tai va, čia dar pasidarau tokius išėjimus, nes planuoju anoj patalpoj radiatorių statyti, tai pasistatysiu kažkada dar radiatorių, gal net ir dabar, jeigu taip laiko bus, tai gal net iš karto pasidarysiu, kad būtų ramu. Tai va, ką lėkiu į Vilprą, nusipirksiu to skysčio ir tada bandysim užpildinėti sistemą. Tai va, nusipirkau to skysčio, kur reikėjo, va toks kažkoks. Čia specialus sistemai užpildyti, jį galėjai skiesti 1:2. Man maždaug reikia apie 40 litrų, ten 42 gal litrai kažkas tokio, tai aš įskiesiu 1:2, gausis man, nu gal ne 1:2, biškį mažiau.
paskiau jeigu ką vandens dapilsiu. Tai va, dar nusipirkau laidą. Čia elektros, kad reiks pasijungti prie katilų ir atvest rozetę. Tai vesiu nuo dėžutės. Tai už tą sumokėjau 7-5 eurus, tai kačinkt. Paskiau elektros dar čia kas, rozetės tas, tai dar 30 eurų kačinkt. Tai vat ką, eisiu dabar. Čia va reikia pasistatyti man hidroforą. Pastatysiu bačką, susipilsiu tą skystį, prisipilsiu vandens. Prasimaišysiu, pasijungsiu hidroforą. Tada pajungsiu ant sistemos, kad užpildytų man visą sistemą. Tada eisiu prasivėsiu elektrą. Ir skambinsiu tam žmogelį, kuris paleidinėja pečius. Tai vat, tokie planai. Čia žiūriu visai neblogai sekasi, antrą dieną jau kai dirbu, bet pečius pakabintas, ant sistemos pajungtas. Tai šiandien turėčiau užsipildyti sistemą ir susitvarkyti elektrą. Tai kitą dieną greičiausiai atvarys meistriukas ir paleis patį pečių. Aišku, dar vienas didelis niuansas, tikiuosi visi vamzdžiai, kurie išvedžioti ir užbetonuoti, yra sveiki ir neprakiūrę betonavimo metu. Tai tikiuosi bus viskas gerai, užsipildys sistemą ir pasimatys tada viskas. Tai vat, ką, kimbam į darbus ir bandom užpildyti. Pulsing through my veins, I feel alive. A surge of energy as you come into sight. Caught in the moment, I'm hypnotized. With every breath, I feel the fire inside. Tai va, biški vargas čia, kol nuorini tą hidroforą, reikia pažaist biški. Bet nieko. Tuoj mes jį paleisim. Tai ką, viskas. Paruoštas, vanduo paruoštas, hidroforas irgi jau užsipumpavę. O, yra net jau iš 2 atmosferų. Tai čia eina va šlangutė, kuri paduos į visą sistemą. Nu, kaip ir viskas pavyksta kol kas, tai dabar reikia užpildyti sistemą iki galo, kokį 1,5 baro, galima daugiau biškį musėti, 1,8 kokius palaikyti, pasižiūrėti ar sandariai visą sistemą, jeigu pastovi laiko tą lygį, viskas. Elektrapečiai ir paukščių šildymas turėtų būti. Kiek čia yra? 1,5 baro. Elektra vestis. Žodžiu, vandenį užpildžiau, laukiu dabar, kol nusistovės, pasižiūrėsiu, kaip slėgis laikosi. Dabar reikia čia iš dėžutės nusivest laidą iki katilo, pasidaryti rozetę. Tai vat. Nu ką, šakelė, šiandien kaip ir diena baigta. Tai vat, pečius viskas pajungta, elektra atvesta. Laukiu, kol atvažiuos tas žmogelis, kur pečių paleidinėja. Paleis pečių, žiūrėsim, kaip čia toliau viskas.
Šiaip tai slėgis laikosi, vanduo, viskas sistema liktai sandariai. Dujos pajungtos. Neblogai šiandien padirbėta, net nesitikėjau, kad čia išeis tiek padaryti. Per vieną dieną pasijungti viską, tai žiauriai smagu. Tai vat, keliamės į kitą dieną ir bandysim pečių pajungti. Nu ką, viskas, pečius pajungtas. Šildymas jau važiuoja. Tai va, paleista. Vamzdžiai šilti jau. Jau garaže darosi maloniau. O, ką tai jau užeini jau geriau. Tai va, dar čia viskas varo. Ir grįžtama jau gan irgi šilti grįžta. Neblogai. Jau garo nebėra. Dar nepasakiau, kad atvažiavo tas žmogelis, kur pajungė katilą. Paleido, tai 100 euriukų kučinkt dasidėjo. Tai va, šį kelią šiandien tiek. Eisim toliau darbuotis. Pradėsim jau garažę viduje jau kažką daryti. Nes jau gan jau šilta palyginus. Galėsim pradėti kitus darbus. Tai va, šį kelią šiandien tiek ir susitiksim kitoje serijoje.